Tad pasitikime mūsų dalyvius. Barzdoti vyrai. Štai tvirta kompanija. Pasitikime linksmasias Dėją ir Deimantę. Kolektyvas Sphinx. Gležnoji Sofija Vasilevskytė. Aistringi Kristina ir Donatas. Jau jis atskrenda, Pavlik raketa. Diamond Show. Dovilės rytietiškų šokių studija. Emilis Koricki. Ir Pijus Vaškevičius. Taip, tai yra tas 10-tukas, kuris laukia verdikto. Dar kartą, Mindaugai, priminkime taisyklės. Į superfinalą keliauja tiesių taikymų. Tik tai vienas dalyvis, o antrasis arba trečiasis, taip reikėtų sakyti, tiksliau 2 likę už to pirmojo stoja priešais mūsų teisėjus ir teisėjai sprendžia jų likimą. Priminsiu, kad mes sužinosime tik tai to nugalėtojo, to pirmojo, kuris keliauja tiesiai į finalą, vardą ir pavardę, o antroji ir trečioji vieta mums nesvarbu, kas surinko daugiau. Ar tas, kuris buvo antras ar trečias, ir mes jas paskelbsime tiesiog atsitiktinę tvarką. O dabar pats laikas susikaupti ir išgirsti tą pirmąjį verdiktą. Visiems priminsiu, kad balsus suskaičiavo audito bendrovė Grant Thornton Baltic. O dabar pats laimingiausias šio vakaro žmogus, o gal žmonės. Dėmesio. Dėmesio. Į superfinalą lygiai po savaitės, šventinį savaitgalį. Iš tai šio pusfinalio mes išvysime Emilį Koricki. Emilį, šį vakarą tu buvai nenuginčiamas lyderis. Dabar yra taip. Kai mes pranešime pavadinimus arba jūsų vardus, kaip ir galima bus džiaugtis, bet tuo pat metu mes džiaugdamėsi žinosim, kad tik 50% laimės yra toje frazėje, nes tik viena iš 2 pasirinks teisėjai. Kas turi šansą, sužinokim dabar. Tik norime priminti, kad skelbsime tas antračias ar trečiasias pavardės, vardus ir kolektyvus ne eilės tvarka. Tai nėra antroji arba trečioji vieta. Atsitiktinis numeris. Pirmieji. Ir pirmieji patekti į superfinalą pretenduoja Diamond Show! Nėra abejonės, Mindaugai, mes irgi už jas. Mes irgi už jas. Taip, ir kol kas tas džiaugsmas dar turėtų būti pakankamai santūrus. Žinant tai, kad tai dar nėra pabaiga, mes turime sužinoti dar vieną dalyvį, kuris jau netrukus stos prieš mūsų teisėjus ir prieš patį faraoną. Kasgi tie antrieji arba antrasis? Su Diamond Show dėl galimybės kautis finale, dėl Lietuvos talentų nugalėtojo vardo. Su Diamond Show šį vakarą kausis Sofija Vasilevskytė.
Norime padėkoti visiems Lietuvos talentų paskutinio pusfinalio dalyviams. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums nuoširdžiai. Palikite mums tik tuos dviejus žmonės ar kolektyvus. Vienas kolektyvas ir mergaitė, Sofija. Ir žinoma, ta didžioji našta mūsų teisėjams. Abu kolektyvai, visas